Sveiki mielieji, mano vardas Tomas. Šiandien aš jums pristatau apžvalgą apie filmą The Call, arba lietuviškai Skambutis. Režisavo Brad Anderson, vaidina Abigail Breslin, Halle Berry, Morris Chestnut ir kiti. Aktoriai iš esmės nėra blogi. Trumpai apie filmo siužetą. 911 ši tarnyba seniai žinoma, nes į ją kreipiasi tie, kuriems reikia kokios nors pagalbos. Į ją kreipiasi ir maniako auka tapusi mergaitė. Jai tai paskutinė galimybė išsigelbėti. Skambučių centro operatoriai teks įveikti daugelį savo baimių ir košmarų, kad išgelbėtų mergaitės gyvybę. Apžvalgos metu filmas yra įvertintas 6,5 IMDb reitingų. Čia matome pirmosios filmo pusės pagrindinę veiksmo vietą – 911 operatorių centras. Štai mūsų pagrindinė veikėja, kurios vardo nepamenu, nes jis kažkoks keistas. Filmo pradžioje mūsų protagonistai nepasisekė. Vyko įsilaužimas, kurio metu mergaitė paskambino 911 ir ši moteris atsiliepė. Deja, jis susimovė ir dėl jos kaltės žuvo ta mergaitė. Mūsų herojė patyrė labai didelį stresą, na ir suprantama, kokia atsakomybė, kiek pastangų, bet viskas šiknon. Šios scenos lyg ir nuteikė mūsų žiūrovus, ko tikėtis iš filmo. Aš pamaniau nuostabų filmo bei režisūros technika man patiko. Taigi priėjome prie antrosios mūsų pagrindinės veikėjos Casey, kuri linksmai leido laiko su savo drauge prekybos centre, bet pakeliui namo ją pagrobė. Pagrobimo metu jai iškrito telefonas ir sudužo, bet plėšikas to nepastebėjo, kad mūsų Casey savo kišenį turėjo atsarginį savo draugės telefoną. Todėl visą praktiškai laiką kalbėjosi su mūsų 911 operatoriu. Čia prasideda įdomybės. Casey, būdama uždaryta bagažiniai, su dažų teptuku sugebėjo išmušti galinę Toyotos farą. Aš įsivaizduoju, kad išmušti taip farą reikėtų iš pradžių raštelių porą atsukti. Na, bet tarkim, jie ten išrūdyje buvo. Tada operatorė liepė ją iškišti ranką pro skylę. Kaip pasisekė, kad kaip tik rankos dydžio skylė pasitaikė. Galėtų Casey ir pagalvoti apie tai, kad per galinį veidrodėlį jos tabaluojantį galūnę patrauktų vairuotojo maniako dėmesį. Bet tiek to. Šiuo metu policijos pareigūnai jau žinojo, kur yra Casey, kurioje mašinoje ir kokia kryptimi jį važiuoja. Jie neturėjo malūnsnarglį jos paieškai. Deja, kaip sužinosime vėliau, surasti jos buvo neįmanoma. Nors Casey buvo užsiminusi apie dažus bagažinėje. Na, operatorė pamanė, kad būtų gera mintis tuos dažus pilti pro tą skylę. Visų pirma, nuo tų dažų jį turėjo konkrečiai apsiuostyti. Visų antra, labai jau atletiška dažų skardinė pasitaikė, kad taip gražiai susipylė į tą skylę. Štai sekanti įdomi situacija. Sustojo plėšikas prie šviesoforo ir šalia sustojo solidžiai atrodantis vyras jam sako, kad jo mašina kraujuoja dažais. Na, mūsų plėšikas, kad nesukelti tarimo, rovė iš vietos taip, kad asfaltas po ratais susisuko. Sustojo kažkur už kampo, atidaro bagažinį ir nusprendė, kad nepakankamai Casey dažų prisiuostė. Tai pasiėmė chloroformą ir norėjo ją išjungti. Bet nepasisekė, atvažiuoja tas solidus vyras. Nastoviais per atstumą sako, kad jam kažkas keista, kažkas nepatinka. Žodžiu, esmė tame, kad kastuvo pagalba atjungtas buvo tas vyras. Tada jie sustojo degaliniai ir aptarnaujantis personalas pastebėjo Casey mašinoje. Tiek to. Na, priėjome prie filmo pabaigos. Įdomus dalykas vėl. Paaiškėjo, kad mūsų operatorė per daug CSI New York prisižiūrėjo ir kenčia nuo asmenybės susidvejinimo. Kadangi policija nesurado kur Casey, mūsų operatorė, spėkit, ką padarė? Taip, pati išvažiavo jos ieškoti. Jei matyt už tai moka. Na, atvažiuoja jį į namą, kur tariamai jį turėjo būti. Name kažkodėl šviesos paliktos prie langų. Na, vaikšto jį po tamsius kambarius, visur savo piršto antspaudus palikinėjo. Bet kas tik galėjo pamanyti? Jis surado slaptą įėjimą į požemį, o šalia buvo pėdsakai, kad čia mūsų nusikaltėlis ir nukentėjusioji buvo. Na, tada iš karto skambino policijai. Na, gal ne iš karto. Iš pradžių įsitikino, ar ten tikrai įėjimas. Na, dabar jis įtikino, tai pasiėmė telefoną ir... Na, pradėkime nuo fakto, kad mūsų operatoriai rankos auga iš šiknaus. Sekantis faktas, kad šitas iPhone'as krito bent nuo poros metrų aukščio ir liko visiškai sveikas. Prisimnat Casey's telefoną. Jis krito jai tiesiai po kojom, bet sudužo į šipulius. Na, bet ką aš lyginu? Pas Casey matyt Samsungas buvo. Na, bet nieko, nusileidžia mūsų operatoriai į apačią, pasiema telefoną ir iš karto skambina policijai. Arba ne.
Žodžiu, ateina prie pelėšiko mūsų protagonistė, bats per galvą, bats antrą kartą per galvą, bats trečią kartą per galvą, liktai guli, liktai miręs. Viskas gerai, dabar galima atrakinti keisę, išlaisvinti ją. Oi, kaip netikėta, net filmuose laikomasi taisyklės gulinčio nespardoma. Na dabar susimokėsi už tai. Let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner. From Kayumba, flyweight world champion, former super bantamweight world champion, former featherweight world champion, former super featherweight world champion, former lightweight world champion, former light welterweight world champion and reigning. Na, iš esmės, mergos laimėjo, susidorojo su juo, išsaugojo savo titulą. Filmas baigėsi tuom, kad jos išeina, uždaro duris ir palieka jį sėdėti rūsy. Filmo kategoriškai nerekomenduoju niekam.